Kadangi būtent verslo forumas, tai galbūt daugiau netgi verslininkai dalyvauja nei politikai, o verslininkai tai yra žmonės, kurie gali druskininkuose ne tik ilsėtis, ne tik naudotis mūsų paslaugomis, bet taip pat ir investuoti tiek Lietuvoje, tiek druskininkuose. Na ir aš manau, kad mes turim kaip visada pasirodyti kiek įmanoma geriau, kad mūsų miestas būtų dar įdomesnis, gražesnis, jų akimis žiūrint ir patrauklesnis tiek investicijom, tiek poilsiui. Ar pastaruoju metu padaugėjo, tarkim, druskininkuose Baltarusijos piliečių, kurie galbūt atvažiuoja ir čia leidžia savo pinigus, kurių negali išleisti savo šalyje? Vien tik tai kalbant apie oficialią statistiką, druskininkuose iš Baltarusijos poilsiautojų yra maždaug dvigubai daugiau negu kad buvo praeitais metais. Ką galime padaryti, kad jie dar dažniau važiuotų ir dar daugiau pinigų paliktų mūsų mieste? Siūlyti dar geresnės paslaugas, kurias šiandien dienai siūlom ir taip, galima sakyti, geras, nes pagal įvertinimus, pagal atsiliepimus tikrai jos yra vertinamos teigiamai. Kodėl pastaruoju metu Lietuvoje galima pamatyti daugiau automobilių su baltarusiškais numeriais ir baltarusius, kurie perka Lietuvoje viską, kas papuola? Dėl baltarusiškų numerių aš negaliu pasakyti, kad dabar padaugėjo, jų visą laiką buvo, tiesiog gal dabar atkreipėm dėmesį, kadangi tos aktualijos mes taip matom, aš jau 4 metai dirbau Baltarusijoje ir tikrai tas aktyvumas yra nuolatinis, pastovus, tai yra ir istoriniai, ir kultūriniai ryšiai, ir kalbų nėra, ir tie turistiniai prekybiniai ryšiai yra labai svarbus ir labai aktualūs ir jie yra nuolatiniai, galiu pasakyti taip. Dėl mašinų tas, kas dabar sudaro tokias problemas ir eilėse ir visur, kadangi nuo Liepos 1 įvedinėjom kitokie apmokestinimo tarifai Baltarusijoje, tiesiog bus įvedami ir vėl Baltarusija turi galimybės dabar pirkti Lietuvoje senesnes mašinas, jas pardavinėti arba naudotis Baltarusijoje, arba pardavinėti rusam arba kazacham toj muitų sąjungai, kadangi yra didelis skirtumas. Nu ir žmonės, kol tai iki Liepos 1 dabar tas aktyviai vyksta. Bet Baltarusiai perka ne tik automobilius, tai yra perkami ir žemės sklypai ir visaip kitaip mėginama investuoti Lietuvoje. Tai yra teisybė ir aš tik galiu paliudyti, kad mūsų ambasada Minske, mes dabar į dieną išduodame apie virš 800 vizų, šengeninių vizų kiekvieną dieną. O tuo labiau mes dar Gardine turim dar generalinį konsulatą, kuris irgi dideliai skaičiai žmonių yra tiesiog. Tas rautas, jisai antras, mes dar per mūsų ambasadą Minske atstovauja graikus išdavinėjant vizas, tai Lietuva išdavinėja baltarusių piliečiam vizas, kurie skrenda į Graikiją. Tai irgi tokie tie srautai, mes bandom, kad tas būtų daugiau per Vilnių siejamas ir tik didžiuliai ryšiai ekonominiai, kaip šiandien šitam forume jūs girdėjote, tai yra artėjom prie 1,5 milijardo eurų apyvartą, tai yra didžiuliai skaičiai, Klaipėdos uostas, 8 milijonai krovinių, tai yra tikrai didžiuliai skaičiai ir matot, kiek žmonių, pilna salė, tai yra kaimynai, galų gale mes turim bendrauti.